Sveiki visi žiūrintys mano kanalą. Šiek tiek vaizdas pasikeitęs, esam Prancūzijoje. Su rinktinė darom treniruotę. Atvažiavom vakar. Šiandien kaip ir įsikūrėm. Ten krašte, jeigu matosi, stovi Ukrainos rinktinė. Jie jau antrą savaitę čia treniruojasi. Šalia jų ten dabar nesimato, stovi belgai. Mes pasirinkom šitą krantą, nes čia yra galima naktinė žvejyba. Ir įsikrauna, čia aišku radom vietinius žvejus, bet jie rytoj išvažiuos, tai mūsų tarpo nebebus. Realiai čia bus A zona šitoje vietoje. Ir čia dar galima naktinė žvejyba. Ten priešais yra atvažiavusi Pietų Afrika. Nu, kūrėmės, kol kas dar statomės palapinės ir bandysime pradėti treniruoti. Užsukom pasiekti maistelio, čia tokia kaip ir vietinė kavinukė yra. Paimsim vyram visiems picų. O esam, jeigu gerai pasižiūrėsite, tai va ten už salos ir įsidėsite mūsų rinktinę visą. Kaip matot, užtrunka pakankamai didelė ir pakankamai vaizdingas landšaftas. Ukraina sakė, bus iki pat dar savaitę, nes savaitę prieš čempionatą uždaromas telkinys. O mes tik tai startavom, dar tik pirmi masalai, kris į vandenį. Lauksim, kasgi pradės gaudyti. Treniruotė prasidėjus. Kol kas kibimų dar mes neturėjom. Laukiam. Ne, didesnis kur. Ne, čia visi 3,5. Pabrės giliau. Tai pabrės giliau. Yes! Pirmas karpis Prancūzijoje. Labrytą, Prancūzija. Pirmas rytas, naktį šiek tiek pagaudėm. Dabar rytas. Kaip matot, komandos nemiega, traukia žuvį. Taip sakant, viskas po biškį juda. Ukraina irgi matom traukia žuvį. Taip kad atidirbinėjom eliminavimo būdu, ant ko kimba, ant ko nekimba. Ieškom optimalių variantų, keičiam taktikas, atstumus, žiūrim gilius, nes telkinys tikrai labai įdomus. Sveikos gražios žuvis, veidrodiniai karpiukai. Čempionatas bus įdomus.
Prasidėjo aktyvus kibimas. Iš karto pas visus, net ir valdžia paima, pradėjo gaudyti, nes vyrai nebespėja. Daug kibimų, masiškai žuvis eina ant mūsų pašarų. Žodžiu, veiksmas vyksta pilnu tempu. Taigi kibimai seka vienas po kito. Vyrai dirba įsijuose. Aišku, dabar telkinys presingo dar didelio neturi. O per čempionatą bus 32 šalis, tai presingas bus milžiniškas. Ir giliai čia patikėkit, iki 30 metrų krenta giliai. Žuvis graibštė. Čia vyksta užmetimas nuo paviršiaus gaudimai. Darbas verda. Plaukiam iš savo darbo, pabuvom su vyrais, palikom toliau gaudyti žuvį. Paplaukiam skanuoti kitų sektorių. Kaip matot, čia priekyje yra damba. Užtvanka, kuris sulaiko visą šitą vandens kiekį. Vanduo pastoviai krenta, o šiaip jeigu matote pagal krantus, iki kokio aukščio jisai pakyla. Jau dabar čia mes turime, per vidurį dabar mes turime čia 22 metrai gylio, o ties damba yra apie 35 metrai. Tai va. Išlipom į krantą, pakalbėjau su vietiniu žvejų ir dupletas. Valdžia yra valdžia. Jo. Aišku, leidom iš karto pasireikšti prezidentui. Vyrai kartu traukė žuvį po žuvį. Aš turbūt gal ant patsako dirbsiu, ant graibšto. Nu, bet va, po biškį viskas vyksta. Viskas į priekį. Repérage championnat du monde? Ouais. Du championnat du monde. Lituanie. D'accord, ok. Ok. Kai traukiam žuvį, matai kokios bangas eina? Geri 2 karpiai. Ne, čia kateris praplaukia. Taigi vyksta traukimas. O. Kyla. Gražus karpiukas. Palyginus tai gražus. Oik tu savo. Matyt didesnės žuvis. Bus kokie 8 kilogramai, žinau. Aš tai savo net nepumpuoju, žinai, nes... Jo, neskubink tu savo. Kai vanduo skaidrus, tai žuvis matosi. Vaizdas tikrai labai geras. Štai jinai gavo oro. Kaip matot, balta viršūnė. Tai aš matau iš čia. Tai aš filmuoju viską vis tiek. Įdėsiu vis tiek visas pasaulis pamatyti. Taip. Opa. Fish on! Yes! Yes. Karpis tikrai nemažas. Nors pagal į vietinį skaitosi, kad baltas plastikas ir celis turbūt. Jis 9. 10. Jis Avec le sac... 1 kilo. Ouais, ça fait... 8,5.
Foto, ne? Comment? Foto? Oui, oui, photo, oui. Foto, ok. Ah, la double photo, là. Double. O, tai mažytė. Nu, aišku, neduos didesnės traukti svečiui. Faktas. Yes, yes. Big, We fishing. big fish. No big. In this lake. 20 plus įdomu yra, kad yra turbūt. Nešk, pavyniok. Palik šitą ant žemės. Hop. Yes. Ant žemės. Nu va. Tiens, ouais. Va. O. Bah, good. Treniruotė tęsiasi. Kaip matot, vyrai dirba. Ten toliau jau graibštoja. Čia traukia. Ten ką tik paleido pagautą žuvį. Žodžiu, veiksmas vyksta pilnu tempu. Ten irgi mūsų dvejetas. Aniši šalia traukia žuvį. Čia Deividas dirba. Žuvis kausai nelabai didelis, bet labai pakankamai stiprios, nes dideli giliai, didelė užtvanka, daug vandens. Kibimas arba žuvis užkabino valą, greičiausiai, kad žuvis pakabino valą. Perėjęs, Deivi. Toj pusėj? Užlenktas palas. Toj pusėj? Taip. Stop, duos. Kaip matot, kol vienas dirba su žuvim, kitas jau kina žuvį, kad žuvis nesitrauktų nuo gaudymo taško. Žuvis graibšte. Paskutinės zonos. Tai jinai bus va priešais šitas gabaliukas. Šitas krantas ir dar už posūkio bus keli krantai. Bandysime jas su echolotu nuskaityti, pasimatyti, pasižiūrėti nuotolis. Aišku, kažkiek apsunkina tai, kad yra žvejojančių, bet žvejoja greičiausiai rinktinės. Arba gal vietiniai žvejai jau žvejoja, bet labiau panašu, kad atvažiavę vis dėlto jau yra kitų šalių, kiek žinom, Izraelis atvažiuoja rytoj. Latvius buvom sutikę, amerikiečiai buvo atvažiavę prie mūsų, sėdėjo visą dieną. Sekė mus, ką darom, kaip darom, kodėl darom, bandė suprasti. Tai va, tai visi savo darbą dirba, kas nori geresnių rezultatų, treniruojasi. Neaišku, ne visada tos treniruotės, kaip sakant, ir padeda. Jeigu gauni labai prastus ruožus žvejybos, o čia tikrai jų bus ir nemažai, nes labai įdomus telkinys. Apie tai gal po čempionato papasakosim smulkiau. Praskanavom dar vieną zoną. Taip. Tai pakankamai tokia įdomi zona. Šiek tiek yra ir kliuvinių, net nežinom, ką ten rodo, iki viršaus. Medžiai gal kažkokie, tai neįsivaizduoju. Medžiai panašu, kad... Jo, labai įdomi zona.
Aš parodysiu maždaug kaip jinai atrodo. Va. Nu, krantai tokie įdomus ir gulščiau yra. Ir va, stačiau, čia gal bus nieko visai įsikurt, bet va tenai, čia biškiau statesnis krantas. Labai ilga zona. Jo, ir ilga. Tai išlipom šiek tiek, užtrukom 2 valandas. Žandai kenčia, žandai kvadratiniai jau. Dar skanuojam, dar plauksim skanuoti vieną zoną. Tai yra zona C, jeigu aš neklystu. Nei kiek dar neskanuota. O po to dar vieną ir dar vieną po to. Ne, mes jau AB nuskanavom. Jo, bet čia tokios... Nu, tokios jo mažos, po mažais tarpais išmėtytos šachmatinė tvarka. Nes, matot, čia telkinys siaurėja, automatiškai, tai jeigu mesti iš vienos pusės, iš kitos pusės, kad nesikryžiuotų, tai šachmatinė tvarka išdėsto zonas. Taip darė ir praeitą kartą Prancūzijai, kitoje užtvankoje, bet tos zonos prašiausiai gaudė. Bet čia giliai kitokia. Žiūrėsim, kaip čia bus. Matot, kokie krantai. Čia ką tik ten va toliau, kur žolė, tai ten bus sektoriai. Tai galite įvertinti statumą. Čia sektoriaus nebus. Sektorius prasidės va nuo čia, va nuo šito žolės. Taigi va taip, va, plaukiam prie kranto ir žiūrime, skanuojam dugną. Davai. Nu. Kirs. Davai, judam. Aš filmavau jo. Komanda irgi traukė, abudu žuvis. Nu, taškai išsidirbo ir į 3 parą kibimas tikrai dažnas gan. Tikiuosi, kad pavyks mums atsirinkti reikiamus pašarus pasaulio čempionatui. Be treniruotės tai būtų labai sunku, su treniruotė yra šiokia tokia vis tiek informacija, atmetimo būdu dirbam. Tai manau, kažką tai atsirinksim. Palauk, netrauk. Tai jau tu turėtum žinti realiai. Nu, Kim, yra. Kim, trauk. Yra, ne? Yra, zigas kibo. Na ką, veiksmas vyksta. Laikas yra, va, vienas yra minusas su šoniniu. Tai šonis pasiema dažniausiai, žinai, būna sekančią meškerę pagriebė. Bet Nu, kada... yra, matai, užvalo užsikabinęs pas... Jo, bet vat kaip zigas, tai po to peršoka. Kad nenusistodintų. Nieko to jinai išeis, va, matau aš tą žuvį. Va, žuvis. Šiek tiek užkabino užvalo. Atsargiai švinai. Na. Nu va.
Gerai, paimsi, ištrauksis. Nedėskas, galėtų lupti. Ne, normaliai trauk. Nu va. Nu, nėra toks ir mažiukas, normalus. Kibimas ir bėgimas. Čia Sportininkas bėga, to jis pakirs. Basijos tos rytas, kur jau... Bėga, 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 bėga. O! Alizė! Kibimas, traukimas. Dupletas. Žiūrėk, su valais kažkokiais tai. Kom? Ai, Jėzau. Matau. Ir. Ateina. Op. Taip, aišku. Tik tai kartu turiu dar ir spombą. Ką? Yra pats čerpakė. Nu va. Vienas iš gražesnių pagautų karpių. Leidėsi. Nusileidai, ne, čia nuleidai. O, matau. Taigi pervažiavom į kitą zoną. Būdingas, čia yra užtvanka pagrindinė, va yra ta bujai stovi, nuo kurios jau nebegalima tenais nei plaukioti, nieko daryti, draudžiama zona. Ir čia bus viena iš A pazonių, va išdėstom mūsų vyrus ir bandysim, čia yra draudžiama naktinė žvejyba, todėl čia darysime tik tai dienos sesiją, nes negalima per naktį pasilikti. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Bandysime tos pačius jaukus, ką jau daugmaž atsirinkome, būdami va tenai už tos salos, va to įlankoj. Dalis vyrų dar tenai stovi, bet jau irgi ruošiamės iš ten pakuotis, važiuosim žiūrėti vietinių prancūzų varžybų. Taigi laukiam čia starto, mūsų vyrai startuoja kartu ir prancūzų varžybos startuoja kitoje vietoje, žiūrėsim, kokie bus rezultatai, pas ką geresni. Taigi, pirmi užmetimai, kibimas iš karto, galima sakyti. Realiai kažkokių tai didelių pokyčių nerandam tarp zonų. Aišku, mes čia stovėjom pakankamai netoli. Buvom va tenai, dabar kitoje pusėje. Tai va, žiūrim, Zigas tikrai čia dirba. Jau matom, iš po, galime sakyti, praėjus pusei valandos po užmetimo, pradėjus jaukinti. Kibimas iš karto sekė. Ilgai laukti neteko. Taigi dupletas buvo, tai ir va aš ištraukiau vieną karpiuką nedidelį. Realiai viskas kaip ir dirba. Tokių atsakymų mums ir reikėjo. Bet tiek vyrai padirba šiandien intensyviai visą dieną čia. Gal dar labiau susidėlios atsakymai, ką pasirinkti ir kaip startuoti, kaip elgtis, kokią taktiką naudoti. Atvažiavom pasižiūrėti. Čia vyks vietinės prancūzų varžybos regioninės. Kaip matot, sektoriai va stovi palapinės vienam krante, kitam krante stovi. Bandysim pasidomėti, kaip jie čia gaudys, kokią taktiką naudos. Parinksim informacijos, tikėkimės padės mums patiems pasirinkti. Baiginėja mūsų treniruotė, paskutiniai užmetimai, rinksime savo visą įrangą. Labai gražus vaizdingas telkinys, žuvis stiprios, gražios. Bandysim važiuoti jau namo ir susimatysim jau čempionate. Taigi, paskutiniai akordai. Paleis ranką trauk. Važiuoja, toj trauksim. Trauk.
Nu, alizė ištrauk dar alizė. Nu, atrodo, smulkmena, ne? Taigi, kas žiūrite video, spaudžiam like ir susitiksime jau čempionate arba kitose žuklėse.